Štai rusai atsirado akcijų biržui ir pagrindinis jų makleris Paulius Gutauskas. Jo. Taip, ką pakomentuotumėte apie akcijų kritimą ir kilimą? Kokios akcijos paklausės? Tai įtakojo, kad konservų pardavimas sumažėjo. Jūs galit nešnekėti, aš viską pafilmuosiu. Mačiau, kad mūsų pamažėjo. Jo. Vieno konservų akcijos nukrito. Jėga. Ir šiaip dar buvau prisipirkęs taupos ir pigiau grybų akcijų, bet tai tos šiek tiek kyla, tai dėl to depresija. Va, viena mergaitė nusiminė, turbūt gal jos akcijos krito, žinai. Gal, bet tai kam gilintis? Jo, kas ten buvo. O ten dalyvavau prieš 5 minutės laidoj, va, tenais. Jo, ten. Va, su tuo Igoriu Šeferiu. Jo, tas labai kietas bičius gerbėjo. Interviu aš tai apie akcijas, kai dėjau jam, tai pažaliau. Jo, ten X6 kažkur stovi. Labai cool. Ten pardaviau. Žmonių, blėt, biški mažiau negu Vileikui, bet su gyvūnais skaičiuojant. Bet mes čia laidas vedam, viską sukamės. Jo, sukamės. Gali paklausyti, čia Enrikės. Jo. Tai galim... Aš tą mergaitę paguosiu. Eik pagusti. Nuliūdus gal, gal bus akcija. Jo, va, taip ir vyksta biržų akcijų. Dėmesys. Man nusiminus mergaitė. Viską prarado, butą, namą, ką tik galėjo.